Kai jaunoji Kėžių kaimo gyventoja Ingrida Kraštytė mokėsi pardavėjos profesijos Kupiškio miesto žemės ūkio mokykloje, ten pat tuo metu mokėsi ir kitas mokinys, usūrinis, norintis išmokti statybininko profesijos. Ir Ingrida jo tikrai labai nemėgo. Kadangi ir usūrinis buvo iš to paties Kupiškio rajono, beveik kiekvieną darbo dieną po pamokų profkėje Kėžietė Ingrida, bei tas vaikinas usūrinis dažnai vis prasilenkdavo paskui dar ir Kupiškio autobusų stotyje, kur abudu laukdavo skirtingų autobusų, vežančių namo. Tuo metu jie abu buvo jau antrakursiai mokiniai, kada vieną gražią žiemos dieną visa profkė net skambėjo nuo kalbų, kad belaukdami pamokos prie kabineto durų, susimušė du statybininkai mokiniai, ir tada usūrinis nuo savo klasioko Filipo gavo smūgį į akį. Paskui vaikščiojo aimanuodamas ir su didelė mėlyne pakyje. Kad pastarojo mokinio usūrinio viena akis yra tikrai stipriai pamušta kumščiu, galėjo Ingrida tądien po pamokų aiškiai savo akimis įsitikinti iš arti, kai jau buvo jį stotyje ir pro pat šalį usūriniui praėjo. Nepraleido tada ši mergina progos pasijuokti iš nuskriausto vaikino ir praeidama su pašaipia šypsena veide paklausė usūrinio, kas jį taip paženklino ir jam paakį mėlynę įtaisė. Vaikinas tik nenoromis ištarė Filipo vardą. 2004 metų vasaris.